Čia matome sklypą 1 hektarą, eina palei šitos krūmus, ten yra griovys ir eina iki pat ežero. Toliau ten matome, kur šiltnamis, ten taip pat žemė įeina, o į plotį eina vat iki šitų krūmų, ten kur už raudono stulpo, ir statmenai iki pat ežero. Visi krūmynai įeina. Galima pasižiūrėti, kas aplinkui dedasi. Čia matome, namai statomi aplinkui, kuriasi žmonės, tačiau jie prieimo prie vandens neturi. Na, bandome eiti prie vandens. Čia matome namelį, kuris stovi ant laikinų pamatų, tos konstrukcijos. Kelnojimas tiesiog, galime to vadinti. Ir bandome eiti prie vandens telkinio. Matome, kad tik dalis sklypo sutvarkyta, o šį čia dar kokie įplotė apie 50, gal netgi 60 metrų. Reiktų sutvarkyti, išsikirsti. Tai priartėjame prie vandens. Telkinį, kur taipogi reiktų susitvarkyti pakrantę. Taigi, kas ieškote sklypo prie vandens telkinio, čia būtų puikus pasirinkimas. Šalia Šiaulių ir prie pat vandens. Ačiū už dėmesį, lauksim jūsų skambučio dėl apžiūrėjimo.